kaip aš juokauju tam, kas klausė, kodėl nebėgioji. Visų pirma, atsakau, kad neturiu nuo ko. Esu Povilas Viganauskas. Visų pirma, aš esu 2 vaikų tėtis. Turiu labai fainus 2 vaikus, dukrą ir sūnų. Ir dar fainesnę žmoną. Šiuo momentu esu verslo klientų vadybininkas. Jeigu gyvensi iš vien, sakykime, to biznio reikalais ir be hobio, tai tiesiog tu patampi pilkas, neįdomus toks, pavargęs. Aš tą gyslelę muzikos turėjau nuo pat vaikystės. Nuvažiavęs į muzikos mokyklą, norėjau groti akordeonu. Norėjau būti profesionalus akordeonistas, bet gavosi taip, kad ne aš vienas norėjau groti akordeonu ir tiesiog nebuvo vietos. Ir kai nebuvo vietos, man pasiūlė pučiamąjį instrumentą. Aš buvau tas toks iš didesnių, tas toks biškį peraugęs gal, tai žodžiu, kaip ir masės užteko pučiamam instrumentui. Bet nežinau, kodėl man taip susišvietė, aš užsimaniau groti saksofonu. Ir pradėjau ir patiko. Grodamas 3 metus ir turėdamas profesionalą mokytoją, iš tikrųjų jis sugebėjo mane paruošti respublikiniam konkursui, kuriame laimėjau Lietuvoje 3 vietą savo amžiaus grupiai. Kaip man, nedaug grojusiam palyginus ir vėlai pradėjusiam groti, tai buvo gan didelis pasiekimas. Saksofonas, instrumentas ir muzika aplamai yra gerai tuo, kad jinai grūdina kantrybę, dėl to, kad tu tiesiog turi daryti dar kartą, repetuoti, brūžinti tą patį, žodžiu, grubiai tariant čia vulgariai, bet taip yra sunkus darbas, pakol tu gauni rezultatą ir pasieki to, ko pasieki. Lygiai tas pats ir šiandieninė mano darbė irgi, ir ne visi rezultatai yra pasiekiami iš pirmo karto. Sportas aplamai atsirado mano gyvenime dėl to, kad sporto salėje pamiršti daug dalykų. Tiesiog tu užsiminėjai sportu, tu fokusuojies, fiziškai išeini kaip ir pavargęs, tikrai, bet morališkai toks kažkoks kaip atsinaujinęs, kaip čia pasakyti, atsišviežinęs. Jau pajutau savo kailiu, kad sportas padeda pasigaminti tą laimės hormoną ir sportuojantys žmonės yra laimingesni.